Šalom ir sveiki sugrįžę į Izrael komalinę. Kaip matėte, aplink mane vaikšto daug žmonių. Mes esame turguje, Machane Jehuda turguje, čia Jeruzalėje, skaniausiame turguje visame Izraelyje. Ir šiandien mes kartu ragausime maistą, pažiūrėsime, kokie čia yra skoniai, kas parduodama, bet taip pat ir kas čia draudžiama parduoti. Ir šiai skaniai gastronominiai kelioniai turiu ne vieną, o du ypatingus svečius. Šalom! Šalom, draugai, šalom. Žiūrėkite, negalėjau turėti geresnės kelionės. Man labai patinka, esu dėkingas už visas archeologijos pamokas, kuriuose dalyvavau kartu su tavimi. Bet ši, apsilankyti Machane Jehuda turguje, yra nuostabi. Bet leiskite pakalbėti apie tai, kas svarbiausia, apie Jairą. Kai Jairas pabus, mes jį pristatysime ir aš labai didžiuojuosi galėdamas pasakyti, kad čia esame 3 kartos. Taigi, jei esate pasiruošę, pradėkime. Ir vienas iš dalykų, kurių čia negalima praleisti šioje mugėje, yra prieskonių ir arbatų parduotuvės. Ateikite arčiau ir pažiūrėkite kartu su manimi. Visa tai, ką mes čia matome, mėlyjei, yra skirtingos arbatos rūšis. Iš tikrųjų, tai yra džiovinti vaisiai. Paimi šiuos vaisius, įdedi į puodelį su verdančiu vandeniu, gauni arbatą, o pabaigoje dar suvaldai tuos vaisius. Čia taip pat yra įvairių mišinių ryžiams. Šitą iš tikrųjų dedi į ryžius ir verdi, ir gaunasi nuostabiai. Ir žmonės, pažiūrėkite, kokie čia įvairovė. Gaila, kad jūs negalite užuosti kvapo, bet čia toks nuostabus kvapas, žmonės, nuo visų šių arbatų. Ir čia, kitoje pusėje, taip pat yra įdomių dalykų. Tėti, ką tu manai apie šią kitą pusę? Žiūrėk, aš kaip visada tuo stebiuosi. Noriu jums parodyti, ką jie daro su džiovintais vaisiais, pavyzdžiui. Pažiūrėkite į mangą, arbūzą, braškę, ananasą, kuriuos mes pažįstame. Ir atkreipkite dėmesį, čia žiūrėkite, draugai. Tai yra arbūzas. Čia yra džiovintas arbūzas, kurį galima valgyti tiesiog taip, ir arbūzas su žievele. Iš tikrųjų, paragaukime vieną. Štai, pasidalinkime. Ne, žievelė, žiūrėk, yra ir sėkla. Aš to nebuvau pastebėjusi. Tai arbūzas, bet koks kitoks, tiesiog nuostabu. Kiekvieną kartą, kai ateinu į turgų čia, atrandu naujų dalykų. Tai įspūdinga. Dabar leiskite man parodyti žmonėms, kas čia yra tipiška, gerai? Datulės. Pažiūrėk, kokie jos dydžio. Ir taip pat prisimename, kad Biblijoje parašyta, jog Izraelio žemė yra kraštas, kur teka pienas ir medus. Pienas yra ožkos, o medus datulių. Taigi čia galime pamatyti, kaip čia iš tiesų teka pienas ir medus. Medus iš šių gardžių datulių. Ir pažiūrėk, ką radau čia, parduotuvės gale. Aš nepasiekiau, paduok man iš ten, tėti. Pažiūrėkite čia, draugai. Kava iš Brazilijos. Čia jaučiasi braziliškas skonis. Kaip matote, čia yra daug rūšių kavos. Ir viena iš jų, kurią jie čia parduoda, yra braziliška kava. Yra etiopiškos kavos, yra iš įvairių vietų. Bet ši yra geriausia. Ši yra geriausia iš visų. Taigi, mėlyjeji, čia parduotuvėje Rozmarin, įsidėmėkite šį pavadinimą. Tikrai verta čia atvykti ir paragauti. Ir ačiū šiandienos degustacijas, mėlyjeji. Judame toliau. Galiu jums garantuoti vieną dalyką. Tokio dalyko mugėje dar tikrai nesate matę. Pažiūrėkite, kas čia yra. Čia yra sinagoga. Čia yra labai paprasta mini sinagoga. Tačiau šioje mugėje yra žmonių, kurie nori melstis dienos metu. Judaizme meldžiamasi 3 kartus per dieną. Ryte, po pietų ir vakare. Todėl ši sinagoga yra atvira visiems, kurie nori ateiti pasimelsti. Dabar, kaip mes žinome, kada yra maldos laikas? Čia ant durų yra parašyta Luach Zmane Tefila. Tai reiškia pažodžiui maldos laikai. Taigi tu gali pasižiūrėti laiką ir ateiti čia melstis. Ir įeikime truputį vidun, pažiūrėkime, kas dar čia yra. Čia yra visos maldų knygos. Taigi tau net nereikia atsinešti savo knygos. Gali ateiti čia, pasiimti maldų knygą ir melstis. Ir svarbiausia šios sinagogos dalis yra čia, gale. Mes neatidarysime dėl pagarbos. Bet tai čia vadinama Aron HaKodesh. Tai reiškia šventoji spinta.
Šventa ne dėl pačios spintos, o todėl, kad joje yra Dievo žodis. Čia viduje yra Toros knygos, rytiniai, pergamentai. 5 pirmosios Biblijos knygos, 5 knygė, yra čia viduje. Taigi maldos metu, pirmadieniais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais atidaromos durys, išimamos knygos ir vyksta viešas Toros skaitimas. Na, tęskime mūsų ekskursiją. Einame, tėti. Norėjau visiems jums parodyti. Čia būtent šalia sinagogos, kurią parodė Alinė, yra religinių prekių parduotuvė, ar ne? Ir mane labai sužavėjo kypos, solidėjos ir šios vaikiškos čia. Pažiūrėk, kokia miela. Jairas dar nenešioja. Paprastai vaikai pradeda nešioti nuo 3 metų. Bet yra vienas klausimas, kurį visi visada užduoda. Kuris? Kuris? Kaip jį laikosi ant galvos? Ir štai atsakymas. Matote, vaikinai, čia iš tikrųjų įmontuotas segtukas. Taigi gali naudoti įprastą segtuką iš išorės. Čia jis įmontuotas, kad vaikai jo nepamestų. Taigi, jis nėra tiesiog laisvai ant galvos, galima ir taip, bet tiems, kurie nori tikrai jį pritvirtinti, kad nenuskristų, tai yra būdas. Taigi, tęskime mūsų pasivaikščiojimą. Ir einam, nes tas kvapas mane čia iš proto varo. Dabar paragaukime maistą. Pažiūrėkite į šį vežimėlį, pilną rogalių. Tai nuostabus, labai tradiciniai saldumynai. Šie vežimėlyje dar nekepti, bet čia šalia jau galite matyti, kad jie paruošti. Beje, mūsų kanale yra rogalių receptas, nuoroda dabar čia viršuje. Šiame turguje, kaip matėte, parduodama disko. Tiksliau sakant, beveik visko. Yra maisto produktų, kurių čia parduoti negalima. Pirmiausia, paaiškinsime vieną dalyką. Izraelis yra demokratinė šalis. Kiekvienas gali pirkti ir parduoti, ką nori. Tačiau ši konkreti turgavietė turi taisyklės. Jie laikosi biblinų taisyklių. Senajame testamente pateiktos maisto taisyklės. Pavyzdžiui, čia šalia manęs yra mėsos parduotuvė. Čia bus vištiena, bus jautiena ir bus ėriena. Tačiau, pavyzdžiui, kiaulienos nebus, nes jei pažiūrėsime į šią ištrauką, kuri dabar rodoma ekrane iš Senojo testamento, ji draudžia valgyti kiaulieną. Taip pat yra ištraukų, kurios draudžia valgyti kitus gyvūnus, pavyzdžiui, jūros gėrybės. Štai čia, mėlieji, tiems, kurie mėgsta krevetes, pavyzdžiui, ši vieta nėra tinkama. Ateikite čia paragauti skanių duonos gaminių, gardžių saldumynų, alyvuogių, vištienos, jautienos ir kitų dalykų. Nes maisto produktai, kuriuos draudžia Senasis testamentas, čia nebus parduodami. Tačiau tie, kurie tikrai nori jų paragauti, gali jų rasti kitose Izraelio vietose. Ši kepykla paprasta, bet tradicinė. Šis ponas čia dirba jau daugiau nei 40 metų. Ir jis naudoja senovinius metodus duonai kepti. Pažiūrėkime iš arčiau. Wow. Žiūrėkite, jis paima ir prilipdo duoną prie orkaitės šono, o tada išima, kaip matote, visai karštą. Tai reiškia, nėra jokios skardos ar nieko. Jis tiesiog prilipdo ją prie šonų. Taigi, čia yra tikrai vietinė duona. Taigi jis čia padarė šiltą duonelę, užpylė alyvuogių aliejaus. Ir šis žalias prieskonis vadinamas zaatar, arba hebrajiškai mes taip pat vadiname ezov, iš tikrųjų tai yra biblijinis augalas vadinamas isopu. Jei prisimenate, kai žydai išeina iš Egipto vergijos, būna 10 negandų. Ir prieš paskutinę rykštę, dar šilta, ir prieš paskutinę negandą jie paima ir pažymi durų staktas krauju. Šis augalų ryšulėlis, kurį jie naudoja, yra isopas. Taigi, tai yra biblijinis augalas. O dabar svarbu ir tai, koks jo skonis. Netrukus pakviesiu savo tėtį, kuris ten sėdi, pakviesiu jį taip pat paragauti. Jis šiek tiek sūrus, manau, kad isopas turi šiek tiek druskos. Ateik, tėti, gali ateiti paragauti. Aš čia. Na, paragaukime dar vieno dalyko, štai čia. Aš irgi pabandysiu dar kartą.
Kaip skanu, visiškai kitaip nei viskas, ką ragavau. Draugai, leiskite jums parodyti labai įdomų dalyką. Saldumyną pagamintą iš sezamo, kurio pavadinimas hebrajų kalba yra halva. Ir ši parduotuvė be halvos taip pat turi tahinį. Eikite kartu su manimi į galą. Draugai, šviežesnę tahinį už šį nerasite. Tai daroma taip, kaip buvo daroma senovėje. Yra du akmenys, viršutinis, kaip matote, sukasi. Ir yra piltuvas pilnas sezamo sėklų. Jos krenta tarp akmenų. O sumalus, jis nubėga čia šonu. Ir jis išteka čia. Čia yra gryna sezamo pasta. Vėliau ją sumaišome su vandeniu, citrina, prieskoniais ir taip pagaminame tahinį, kurį kasdien valgome čia Izraelyje. Ir žinoma, jie turi daugybę skonių. Taigi, čia yra tahinis su nutela, tai naujiena, anksčiau to nebuvo. Tradicinis variantas yra tahinis su citrina ir česnaku, bet čia yra daugybė skonių ir tikrai verta čia atvykti paragauti. Viena iš tradiciškiausių Izraelio patiekalų yra palafelis. Tai sumuštinis su keptais avinžirnių rutuliukais. Dedama humuso, kuris yra avinžirnių pasta, salotų, marinuotų agurkėlių, salotų ir daugybė kitų dalykų. Ir ant viršaus dedamos bulvytės fri, kas visai nėra tradiciška. Bet dabar čia visi valgo falafelį su bulvytėmis fri. Toda raba. Žmonės. Kainuoja 19 šekelių. Čia taip pat parašysiu kainą ir realais. Tad tiems, kurie nori atvykti į Izraelį ir pavalgyti pigiai, tai yra puikus pietus už gerą kainą. Bet nepamirškite palikti arbatpinigių darbuotojams. Jie to nusipelno. Skanaus! Na dabar jau tikrai. Šiandien ragaujame daug skanaus maisto, bet noriu, kad komentaruose parašytumėte, kuris patiekalas jums patiko labiausiai. Granatai čia Izraelyje yra nuostabus ir labai saldus, todėl mes geriame granatų sultis, kurias spaudžia šiuo aparatu. Ir jos labai saldžios. Atėjo deserto metas. Paragausime knafe. Tai yra šis saldumynas iš sūrio. Taigi, mielieji, aš nekantrauju paragauti. Laikykis stipriai, tėti. Laikausi tvirtai. Šiek tiek pistacijų. Na, valgyk ir tu. Galiu? Mes sakome hebrajų kalba. Betevon, gero apetito. Taigi, betevon, tėti. Betevon, žairai, ar nori? Pirmyn. Jūs net neįsivaizduojate. Viršuje yra šios mažosios gijos, vadinamos kadaifų. Neturiu nemenkiausio supratimo, iš ko jie padaminti, bet jie yra nuostabus. Taigi duokite man minutėlę, aš dar šiek tiek pavalgysiu ir tada toliau filmuosime jums. Ne, nevalgyk per daug, palik daugiau man. Draugai, mano tėtis turi jums labai svarbę žinią. Draugai, nepamirškite užsiprenumeruoti kanalo Izraelis su Aline. Taip, draugai, kanalas jau beveik pasiekė 1 milijoną prenumeratorių ir aš labai tikiuosi jūsų pagalbos. Užsiprenumeruokite, pasidalinkite, nes labai greitai mes surengsime didelę milijono šventę su didelė staigmena jums. Ir tai viskas šiandien, draugai. Didelis bučinys nuo manęs, nuo mano tėčio, nuo Jairio. Šalom visiems. Ir šalom!